sunku susikoncentruoti, nes vaikai specialiai atėjo trukdė, žaidė, bet aš susikaupiau ir išėjau. Kai prieina kažkoks vaikas ir ten lenda į akis, tiesiog visai kabinasi pats ir negali nustovėti vietoje, reikia būti susikaupus. Blaškiai dėmesį, labai buvo sunku susikaupti irgi. Buvo labai sunku, tiek kad paeina, viską daro šnekino, tai tiesiog į kumštį viską, tą pyktį tokį. Visi aplinkui rėkia, ten bando tave išblaškyti, o tu ignoruoji, tiesiog stovi ir bandai nesusijuok, nieko nekreipti dėmesio į juos. Ir tada buvo visai jau lengva, kaip pirmas iki susikau. Kantrybę išsiugdinau, kad daugiau ten išstovėti, pabūt ramiai. Faina tada. Iš tikrųjų, tai labiau vertinu tylą negu tą triukšmą. Triukšmas tada suerzina paskui jau, kaip būna įsijautus, tai suerzina po to jo labai būna geras jausmas tas. Ten tas žaidimas sutelkia dėmesį. Bet ką mes pirmiausia darom? Akių kontaktas. Akių kontaktas. O dėl ko, sakykit, yra svarbus akių kontaktas su kitu žmogu? Kad galėtumėm susišnekėti viens su kitu, kaip tą kamuoliuką mėtą. Kartais būna sunku, kaip jau nepasiebė rankų, tai man numeti kėdę, kad reikia žiūrėti, kas vadovauja, o taip tai kaip pagauni, tai smagu būna, kad nenumeti kėdės. Tai reikia susitelkti į vieną ir komandinių darbų, koncentracijos, nes jei nebus komandinių darbų, nieko nepadarysi. Čia svarbu koncentracija, pajaus vienas kito. Buvo truputį sunku, kai kurie nepagavo, aišku, kai ir aš. Bet bendroje visumoje viskas gausi neblogai, manau. Sunku tik tais, kad komanda bendro to ritmo neranda ir visi trukdo vienas kitiems susikaupti, kalba. Susikaupus, įsivažiavus pavyko visas pratimas.